dar vienas paradoksas. 2019 m. sausio 11 dienos aplinkos ministro įsakymu buvo panaikinta šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl šilumos konvekcijos poveikio, skaičiuojant projektinę termoizoliacinės medžiagos arba gaminio šilumos laidumo koeficiento vertę. Kaip tai suprast? Medžiagos, kurios yra laidžios orui, natūralu, kad jeigu oras jose gali judėti, tai suprantama, kad jose vyksta konvekcija. Kas yra konvekcija? Šilto oro judėjimą šalto oro atžvilgiu. Kai oras sušyla, jo dalelės atitolsta viena nuo kitos, oras išretėja ir tampa daug lengvesnis už tankų šaltą orą. Ir prasideda šaltas oras juda žemyn, šiltas oras kyla į viršų. Tai kada šiltinimo medžiagoje, kuri laidi orui, sušyla oras, jis gali judėti per šiltinimo medžiagą ir jis aišku juda. Jis tiesiog kyla į viršų. O šaltas oras juda žemyn, jisai spaudžiasi žemyn. Ir štai šitaip nuolatos vėdinama šiltinimo medžiaga. Šilumą gavęs oras pabėga su visa šiluma, ateina šaltas oras, vėl ima šilumą nuo vidinės šildomos pusės ir šitaip vėl neša šilumą laukan. Ir šitą dalyką pagal medžiagos tankumą ir kitus jos parametrus buvo įvestas atitinkamas koeficientas, kuris įvertina būtent konvekcijos poveikį orui laidžioje medžiagoje. Ir štai staiga 2019 metais paimta ir sunaikinta šitas koeficientas. Nes kada yra konvekcija, šitas koeficientas sumažina šilumos išsaugojimo efektyvumą šitos medžiagos. Reiškia, prastina medžiagos savybės. Tai atitinkamai tos medžiagos, kurios laidžios orui ir kurioms sunkiau, sakykime, pranašumą turėti rinkoje, jos paėmė ir padarė taip, kad šitą trūkumą tiesiog nustumt nuo akių, sumanipuliuoti. Tai realiai medžiaga yra daug prastesnė, o jos dirbtinai savybės yra pagerinamos. Tiesiog ir viskas. Skaičiuojant, jos skaičiuojamos kaip su geresnėmis savybėmis. Kas nukenčia? O nukenčia tiesiogiai vartotojas, kuris tikisi, kad medžiaga tikrai saugos geriau šilumą, o realiai jinai šilumos nesaugo nei iš tolo šitaip. Nes orui laidžiose medžiagose konvekcija tikrai vyksta ir labai stipriai. Ir štai čia tiesiog niekas apie tai nekalba, nustūmė į šoną ir realizacija medžiagų padidėjo už tai, kad medžiagos geresnių savybių tapo. Nei iš jo, nei iš to jos ta pati medžiaga tapo kur kas su geresnėmis deklaruojamomis savybėmis. Bet tai yra tik deklaruojamos savybės, o realiai turim reikalų. Svarbiausiai šitą dalyką reikia suprasti.